Brangakmenis apipintas mitais ir legendomis, dar vadinamas Baltijos auksu. Tai yra gintaras. Šiandien Latvija atvarė į Gintaro muziejų galeriją. Taigi, sekam, laikinam, įvarom į muziejų. Šitoje pusėje pamatysit lietuvių menininkų, šiuolaikinių menininkų darbų parodą. O šiaip šitam Rūsy be gintaro taip pat yra tokia nedidelis archeologinis kampelis. Tai yra 2 keramikos degimo krosnis ir jos čia buvo rastus archeologinių kasinėjimų metu. Na ir va čia va šitie va akmenys. Viršaus. Taip, tai yra Vilniaus grindinio fragmentai. Gintaro, arba taip vadinamų fosilinių salų ir amžius skiriasi ir cheminė sudėtis ir amžiaus amplitudė iš principo svyruoja nuo šiandieninių Gamaros medžio sakų iki tokio seno gintaro kaip iš Jordanijos arba iš Austrijos po 100 milijonų metų. Didelė salė. Vitrinoje pamatysit jį natūralų nedirbtą, toks koks jis yra randamas. Ar kastinis, ar tas jūrinis gintaras. Įvairiausios gintaro spalvos yra va toje pusėje. Tai rasite nuo visiškai mums tokio tradicinio geriausiai pažįstamo. Aišku, geltono. Taip. Skaidraus ir tokios retesnės spalvos kaip juodas, melsvas pats rečiausias. O šičia per tos padidinimo stiklus tai galima pamatyti patį vertingiausią, tai yra su inkliuzais. Kas yra viduje? Taip. Tai va, Turiu klausimėlį. Ar čia natūralus ar ne? Mes viršuje galėsim padaryti testą vieną. Ne, pasižinot, kas čia yra. Čia mineralai yra. Čia mineralai bus. Čia tikrai ne gintaras. Yra mineralas, kristalai įvairūs, jie yra šalti. O gintaras yra lengvas ir šiltas. Net viršui parodysiu, kaip namuose primityviom sąlygom buitiniam galima patikrinti. Paprastas testas namuose, kokį galime atlikti, tai yra 10% sūrumo vanduo. Ir tokiam vandenyje gintaras plaukia, o plastikas ar ten epoksidinė derva, kažkokios tai imitacijos, jos paprastai skęsta. Dar toksai kitas paprastas, toksai negražus būdas, irgi namuose galima tą daryti. Paima tik kaitinat adatą ir bakstelti. Ir jeigu tai yra gintaras, tai bus toks specifinis pušų sakų kvapas. Labai daug naudingos informacijos gavau čia, atvykus į muziejų. Čia yra ne tik tai muziejus, dar yra ir parduotuvė, kur jūs galite įsigyti gintaro gaminių. Primenu, čia yra dar vienas nemokamas muziejus, į kurį galima patekti Vilniuje. Taigi, varom su Latvija, stebim mane ir laikinam.